Šį kartą laidoje gyvenimo receptas mes kalbinsime visiems puikiai pažįstamą Veroniką, kuri batų meistrė dirba jau, sunku patikėti, 50 metų. Gerbiama Veronika, tai ir papasakokite tą paslaptį kiekvieną dieną, bene 50 metų į darbą su šypsena. Taip, stengiuosi. Tai kur ta paslaptis, kad mylite šį darbą? Ką aš žinau. Vilniuje mokiausi profesinį, baigiau naujos avalynės pasiuvėją. Dirbau 4 metus Eidukevičiaus gamykloje, o paskui jau teko kraustytis į Alytų dėl gyvenamų ploto ir įsidarbinau buitinį. Panašiai pagal profesiją, bet aišku, čia buvo avalynės remontas. Bet per mėnesį išmokau ir dirbu sėkmingai. Taip, o čia Šaulių namuose kiek metų jau dirbate? Tai spalio 1 dieną bus 24 čia Šaulių namuose ir dirbau 26 buitinį. Tai bus 50 metų, kaip jau tą darbą dirbu. Kaip keitėsi, jeigu galima taip pasakyti, ir tų pačių batų mados? Kaip keičiasi žmonių įpročiai? Taisyti, netaisyti batus, šiek tiek atskleiskit ir papasakokit. Kai dirbau buitinio aptarnavimo kombinate, tai aišku, buvo tokios medžiagos, kur moterys kaldavos kas savaitę. Nes buvo tokia oda guma arba oda. Tokių medžiagų nebuvo, kaip dabar turim. Tai būdavo keičiasi tie patys batai, vis grįžta, bet būdavo aišku, batai kiek jie ir bukimą duoja, ir smailus. Pone Veronika, tikiu, kad per tuos 50 metų jūs taisėte batus ir didžiausiems ponams, ir paprastiems žmonėms. Gal galėtumėte ir atskleisti mūsų žiūrovams, kokiems, sakykime, garsiausiems žmonėms esate taisiusi batus? Ką žinau, gal pavardžių neminėsiu, bet paminėkit. Ir į savivaldybės, iš visur, ir iš teismo rūmų, ir teisėjams, ir teisėjoms, ir advokatams. Ateina ir iš banko, iš visur aplinkui čia. Žodžiu, ir merams, ir paprastiems žmonėms. Ateidavo ir taip. O sakykit, iš jūsų darbo praktikos vis tik, ar dabar dar žmonės vis taisosi batus, ar tiesiog meta ir perka naujus? Žinokit, dabar tai tikrai jau sumažėjo žymiai avalynės taisymo jau. Taisymas tas ir aš dabar galvoju, kad ar neišnyks tas amatas avalynės taisymas. Nes dabar labai sumažėjo darbo ir, dabar vasarą, pavyzdžiui, tai ką? Kiek ir buitinė, kaip dirbau, tai būdavo sezoniškumas. Pavyzdžiui, pavasarį, tai būna jau darbo, jau jaučiasi, kad darbo daug. Vasarą kokie 2 mėnesiai, skaitykite, jau visai mažai. Ir rudenį vėl. Žiemos metu tai būdavo taip. Jeigu sninga, lyja tokia šlapdriba, darbo yra. O jeigu, pavyzdžiui, sniego daug ir sausa, jau tik sniego daug ir, tai žinokit, irgi nesidėvi tą avalynę. Ir darbo mažiau. Žiemos metu, kai būdavo sniego daug, šalčiai tokie. Bet iš tiesų dabar tas, sakykime, tvarumas, saugojimas gamtos, daiktų vartojimas pakartotinai yra tikrai madingas. Tai ar žmonės ateina, ir galbūt net ir sako, kad geri batai reikia taisyti, nenoriu išmesti, ar žmonės turi tą sąmoningumą apie tvarumą? Ir taisosi taip, kartais atneša klientai, kokius sakau, tikrai jums neverta taisyti. Ir jeigu pasakysi kainą, tikrai neverta, bet, norim, sako, jau patinka tie batai pripratę, aišku, kainą mažinė. Jau aš tai iš vis pasižiūriu, man ateina kokie senukės, tai aš ir susiuviu ir visai nieko neimu. Tiesiog, tai jeigu palieka kokie eurą, tai palieka tikrai. Man gaila, nes ir tuos senukės ateina, pavyzdžiui, kokie sudrebančiam rankutėm dievulio vos, tikrai sakau, nemokėkit, nereikia. Man ir gaila jų. Bet Verutė, ir mums filmuojant buvo vyriškis, paprašėte vos 4 eurų, tai 5 davė. Sako, per mažas kainas? Tai reiškia per mažas gal įmų. Tai kalbant apie tą tvarumą, tai turbūt reikėtų ir alytiškiams priminti, kad
tie batai, kurie dar geri, bet jau nesinori jų dėvėti, juos reikia į tekstilės konteinerius dėti. O jeigu dar labai patinka, tai reikia ateiti į Šaulių namus vadinamosius pas Verutę. Taip. Aišku, yra batų, kur nuperka gerus, pavyzdžiui, batus, nuperka ir brangius. Nu tai aišku, jeigu kulniukai, kokia užrauktukas pagedo, galų gale, kad ir lopukas, taigi uždėdė ir gali nešiot dar. O jau kur atneša tokius, na aišku, jeigu nusperka už euruką kokį, ar užduot ten toj labdaroj, nu tai tada neapsimoka taisyti. Verutė, matom pas jūs daugybę įvairiausių tų batų. Nežinau net kaip jūs pavadinti, čia jūsų tikėtina kolekcija, kurie jūs didžiuojatės. Kaip per kiek metų jūs ją surinkote, gal čia klientai dovanoja? Nu tai va, per tuos metus ir surinkau, kaip čia va, kaip pradėjau dirbti. Taip, daug klientai atneša, turiu vieną klientę, kuri daug man čia prinešė. Paskui dar fotografas Faustas, jis vis man dar pašefuoja, tai vis iš jo paimu. Tai vis klientai klausia, Jėzau, kas čia juos gali nešiuoti, tokius, sakau, čia nieks nešioja, sakau, čia tik dėl grožio laikau. O sakau, matyt, čia kažkokie, vis tiek kažkas gal ir scenoj kur nors. Gal... Ir su spygliais čia batų, nu, taip, peleninių. O čia tai jauti, jeigu gintis gerai labai. Ai, gintis moterim nuo kokių vyrų įkyrių. Jo. Ir rankinukas batas. Jo, irgi dovanoti rankinukai, irgi visi va dovanoti man. Čia gal 3 rankinukai. O ta nuotrauka tenai, kur matom stendė, tai ten jūs esat jaunystėje? Jo, čia gal 23 metų. Ai, tai čia karjeros pradžioje. Čia buitinį, va, tik buvau pradėjus dar dirbti. Čia prisivimo mašinos, užtrauktukus suval. Verutė, 50 metų dirbat šitą darbą, iš tikrųjų, ar nesunku, nes vis tiek ir prie mašinų, ir patempimai batų, ir visi kiti dalykai, fiziškai turiu omeny, ar nesunku? Nu, sunku, žinokit, aišku, čia yra daugiau gal vyriška, nu, skaitau vyriškas darbas, bet irgi kruopštumo reikia ir meno reikia. Reikia gyslelės, vis tiek paimti batą kažką, ar pilopuką kokį, ar ką, vis tiek jau kažkaip, nu, man patinka tas darbas. Aš nežinau, man, pavyzdžiui, aš ir tie atsikeli ir aš būdavau anksčiau, va, tik greičiau darbą. Aš taip, nu, man patiko tas darbas ir aš dar noriu padirbti. Dabar psichologai, visokie veidotyrininkai sako, kad apie žmogų galima spręsti iš jo batų. Tai jūs 50 metų matot žmonių batus. Ar kažką galite apie žmogų pasakyti, charakterizuoti jį iš jo batų? Nu, ką žinau, nu taip, kartais eini ir matai, kad matosi, kas kokią avalynę dėvi. Labai pasakyti negaliu, bet pasižiūrai, kartais in batus dirsti ir paskui žmogų, nu tai yra, nu, skurda, nu yra, kur žmogus gal negali labai nusipirkti gal. Bet kas svarbiausia yra? Dėvint batus. Turbūt ne kaina. Nu tai aišku, ne. Tai gali batas atrodyti ir už 10 eurų nupirkti, jis gražiai atrodo, kartais ir už 100, už 200, jeigu jį neprižiūrai, nu tai ir viskas. Nu. Turi batas būti švarus. Tai aišku, taip. Atneša ir pas mus kartais tikrai, kartais atneždavo, tai žinokit, tiesiog noris pasakyti, neškitės ir atneškite švarius, bet aš nedurys to pasakyti. Aš jo palieku, išvalau, jeigu reikia, nu, būna kartais dirbti reikia ir jį apvalyti, kad galėtų taisyti. Ir vis tiek į ranką į vidų kiši. Tai, nu, nieko nesakau, apsivalau pati ir nesinori su klientais pyktis. Nu. Taip, Verutė, per jūsų 50 karjeros metų žinau, kad jūs esate buvusi ir politikė, net 2 kadencijas jūs buvote Alytaus miesto savivaldybės tarybos narė. Tai gal galit prisiminti, tikrai labai įdomu. Nu, tai buvau Alytaus miesto deputatė. Buvau išrinkta 77. Deputate tuomete. Na ir kaipgi tas valdiškas darbas? Nu, tai taip, tai irgi būdavo, kai būna sesija, tai tada jau mane tą dieną nedirbu ir man mokėdavo vidurkį pagal. Taip. Nu, tai aišku, tik
Kaip dirbti? Sesijos buvo, Reikdavo balsuoti. Nu, paskui būdavo dar irgi dalyvavau buitinio ir prekybos ten toj komisijoje, kaip būna tos komisijos. Nu, tai būdavo eidavom ir už pirkimus tuos darydavom parduotuvėse. Nu, ar pardavėjas neapsverė žmonių, va, tai darydavom tokiai komisijai ir reikėjo. Kaip jūs visą tai vertintumėte, tuos apibendrintumėte, tuos 50 metų, kokie jie buvo? Nu, į darbą aš atsikeliu, man va, į darbą, aš į darbą einu kaip į šventę, net kaip iš reikalų, va, kad eini, va, nenoriu, o man patinka, aš atsikeliu, man gerai. Nesgi galėtumėte jau ilsėtis namuose? Galėčiau ilsėtis, jau galėčiau, bet aš tiesiog, žinokit, nesinori namuose dar sėdėti ir norisi išeiti, dar klientai dar prašo padirbti. Tai mieste eidama tikiu, kad kas antras sveikinasi. Jo. Niekada nepagalvojot, kiek jūs batų iš vis per gyvenimą esat sutaisius? Žinokit, nežinau, kiek jau aš jį pritaisiau. 100 000. Nu, tai gal, nes jau kaip buitinį dirbau, tai jau kiek ten batų būdavo. Tai būdavo, jeigu klientai laukdavo mėnesį laiko laukdavo, neskubus taisimas. Dėkoju tik Dievui, kad dar sveikata leidžia dar dirbti ir noriu dirbti dar. Tai ką, ačiū Jums už pokalbį ir tikrai linkim dar daug metų taisyti alytiškių batus. Ačiū Jums. Ačiū.